Šalom, džiaugiuosi šiandien, kad mes vėl kartu susitikę, nes aš skaitau, kad kiekvienas, kurį žiūrite, mes esame kartu ir Viešpats yra su mumis kartu. Džiaugiuosi ir dėkoju Dievui už šitą laiką, dėkoju už kiekvieną jūs ir pačią save. Ir ačiū tau Viešpatė, kad tu atveri kiekvieno iš mūsų širdies akis tavo žodžių supratimui. Ačiū Viešpatė, kad tu esi geras mūsų gyvenimo ganytojas. Ačiū, kad mes ugdome Viešpatė tavo pažinimą, vertinam ir branginame visi kartu tavo žodžius ir norime suprasti ir prašome Viešpatė, kad tavo žodžiai, tai, ką tu sakai apie mus ir mūsų gyvenimus, taptų ir tegu tampa mums realūs. Tai, kad tu sakai, kad tu parašei, yra nekintama ir tegu tie tavo žodžiai būna absoliučiai realūs kiekvieno iš mūsų gyvenimuose. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Šiandien toliau aiškinkimės ir gilinkimės apie mūsų mintis ir protą, nes kiekvienas iš mūsų esame sutverti bendrai žmonės, kaip pasiremsiu vėl mokslo daktarės Caroline Leaf, kurios knygą labai rekomenduoju Galvok, mokykis ir būk sėkmingas. Būtent mokslo daktarė, kvantinės fizikos mokslo daktarė, aiškina, tvirtina tą patį, ką ir raštas sako, kad mes žmonės buvome sutverti pagal Dievo atvaizdą ir pavydalą. Ir mūsų galvos turi būtent smegenis, kur vyksta kūrimas, kad mes patys mąstydami, kalbėdami ir tikėdami tai, ką kalbame, kūrėme ir įtakojame savo gyvenimus. Būtent apie tai raštas nuolat ir pastoviai kalba. Aš noriu pasidalinti vieną rašto vietą romiečiams, korintiečiams 2 skyrius, 2 skyrius, 2 laiškas, 4 skyrius ir 4 eilutė, kur sako, kad šio amžiaus Dievas apakino protus, tai yra priešas, šėtonas. Jeigu visą kontekstą skaityti, tai aiškiai sako, kad būtent priešas apakino protus, mūsų protus apakino, kad nesušvistų Kristus, kuris yra Dievo atvaizdas, šlovės Evangelijos šviesa. Būtent reikia suvokti, kad šitam laikotarpį, kaip ir anais visais laikais, lygiai vyksta tas pats dvasinė kova ir mums nuolat reikia budėti, ką mes šiandien mąstome, kad mūsų protas būtent pasiliktų Viešpatyje. Tai, ką Viešpats sako, kad būtų mums tiesa ir vienintelė tiesa. Nes gyvenimas ir ramybė yra dvasinis gyvenimas, nepamiršti, kad ramybė ir gyvenimas yra dvasinis būtent mąstymas, dvasinis mąstymas, o dvasinis mąstymas yra Dievo paliktos tiesos. Bet būtent mums, žmogui, reikia atnaujinti savo protą. Tai reiškia suprasti ir suvokti, ką nuolat ir pastoviai kiekvieną akimirką, būdamas Dievo vaikas, Dievo dukra ar Dievo sūnus, ką aš savo mąstau. Ir ar aš leidžiu rūpesčiams pasaulio, nerimui, abejonėms ar baimiai daryti įtaką ir į tai fokusuotis. Ar aš vis dėlto esu Dievo žodžio ne tik klausytoja, bet ir vykdytoja ir aplinkybėse esu įsitvirtinus jau Viešpatyje, Viešpaties tiesoj ir ne tik tai žinau, nes mes visi jau daug labai žinom, bet tas žinojimas neduoda rezultato, jeigu tuo nesivadovauja. Žinojimas turi transformuoti mus, ne tik tai žinoti, bet tos žinios turi mus keisti. Būtent Dievas apie tokį proto atnaujinimą kalba. Kad aš ne tai, kad žinau, bet aš pasikeičiu ir keičiuosi pagal tai, ką aš žinau.
O kodėl aš keičiuosi? Todėl, kad aš vertinu ir branginu. Aš žinau, kad ir myliu Viešpatie tave ir dėkoju tau, kad tu toks esi geras mano gyvenime. Ačiū tau, Dieve, kad tu pirmas mane išsirinkai, kad tu pirmas mane pašaukei vardu dar prieš pasaulio sutvėrimą. Ir aš žinau, Viešpatie, kad tu viską, kas gera, parašei mano gyvenime. Ir nuo mano pačio pasirinkimų priklauso, kaip aš šiandien praeisiu dieną. Į ką aš, kad ir labai sunkiai aplinkybė, į ką labiau fokusuosiuosi. Ar į kiek yra blogio ir kaip sunku, ar vis dėlto matau, kaip tai praeinu. Ar fokusuojusi, kaip sunku ir negaliu, ar į tai, kad aš viską galiu Jėzuje Kristuje, kuris mane stiprina. Ir žinot, man asmeniškai labai padeda, visada padeda, kai aš ne tai, kad žiūriu, kaip sunku ir kiek daug darbo, bet sakau, ačiū Viešpatie, kad klausimai sprendžiasi patys. Tiek daug klausimų, bet jie sprendžiasi patys. Ir žinot, dienos bėgė, kai aš jau prieinu prie tam tikrų klausimų, tikrai keletą klausimų būna patys išsisprendę, suprantat? Nes aš pasitikiu Viešpačiu ir būna taip, kaip vaikas, tiesiog pradedu juoktis sėdėdama, galvoju, ačiū Viešpatie, tai veikia. Aš galvoju, pasitikiu tavim. Aš dėkoju tau, kad tu veiki mano naudai. Ir klausimai sprendžiasi. Tai reiškia, aš kalbu, supraskite, mes visi turim darbus, visi turime atsakomybės, visi turime veiklas, vieni daugiau, kiti mažiau. Ir tose veiklose reikia susitvarkyti, reikia padaryti, išspręsti klausimus. Ir ne tai, kad bet kaip, o geriausiai. Ir tada mums atrodo, ar mes spėsim, ar padarysim. Bet aš sakau, su Viešpačiu aš viską galiu, nes aš žinau ir tikiu ir priimu. Ir man tai yra vienintelė tiesa, kad Viešpats veikia mano naudai. Aš noriu, kad kiekvienam iš jūsų, žiūrinčiam Agapė laidas, kitas tikėjimo laidas, kad jums tai, kad Dievas sako apie jūs ir jūsų gyvenimą, kad būtų absoliuti tiesa. Tai reiškia, aš tikiu, kad būtent taip ir yra. Kad tu Viešpat geras, kad tu esi su manim, kad tu padedi, kad tu atnaujini mano ląsteles Viešpatį, kad aš turiu jėgų, kad aš gyvenu jėgo ir sveikatui, kad tu laimini Viešpatį mano rankų darbus ir va tą mąstau. Tai reiškia, mąstau, kas yra gera, tobula Dievo valia. Nes Romiečiams 12:2 tai ir sako, kad sako, tu žmogau nesitapatink su šitu pasauliu, bet ką daryk, pasikeisk. Kas? Ne Dievas pasikeis. Dievas yra stabilus, Viešpats mūsų Jėzus, stabilus, nekintantis. Jis yra amžinas, jis yra ištikimas. Ir jis taip pamilo mus, kad pats atėjo į žemę dėl mūsų. Bet šiandien sako, tu, kai jau priimi mane, Jėzui savo gyvenimą, pasikeisk, nebesitapatink su tuo pasauliu. Ir tai daryk tu, žmogau. Aš jau tave viską padariau, aš myliu tave, bet tu dabar keiskis į mano atvaizdą. Tai reiškia, paimk kiekvieną mintį, kuri ne iš manęs, ne iš Viešpaties, Dievas sako, paimk į nelaisvę. Ir aš tau sakau, kad galėtum suprasti ir suvokti, kokia yra gera, tobula Dievo valia. O tai suprantu, žinot, kai nurimstu. Kaip čia pasakyti? Jūs matot, kiekvienas suprantam. Ar mąstydamas tam tikrą mintį, ar nurimstu, ar dar labiau įsiaudrinu. Jeigu nurimstu, vadinasi, teisingai mąstau. Teisingai mąstau, nes Dievo planas mano gyvenime yra geras. O jeigu matot, kad jūs tik dar labiau varo į neviltį, į destrukciją, į nepasitikėjimą ir ramybės neneša, tai reiškia, tai priešas veikia. Priešas būtent tą ir daro, jis protose mūsų veikia. Jis būtent mintise ir veikia. Jis atėjo, kad, kaip Jono 10:10 ir sako, atėjo meluot, vogt ir žudyt. Ir atsiunčia tą melą būtent į kiekvieno žmogaus mintis. Bet žmogui Dievas savo sūnui, savo vaikui paliko jėgų, kad galėtumėt mąstyti tai, kas gera, tobula Dievo valia. Sako, aš tau daviau Timotiejaus laiške, ne baimės dvasia, ne nerimo dvasia, bet jėgų, meilės ir sveiko proto dvasia. O sveiko proto graikų kalboje reiškia, tau žmogau daviau jėgų mąstyti tai, kas gera. Vadinasi, kiekvienas iš mūsų
turime tų jėgų ir galime priimti sprendinį, stop, aš galiu nemastyti viso šito kliedesio ir melo. Aš žinau viešpatie, kokia yra. Tavo valia mano gyvenime, jinai yra gera. Ačiū viešpatie, aš esu ne tik žodžio klausytoja, bet esu žodžio vykdytoja. Dėl to šitoj aplinkybei, nors jinai atrodo sudėtinga ir neįmanoma, aš pasitikiu viešpatie tavim. Aš žinau viešpatie, kad tu esi geras mano gyvenimo ganytojas, tu prižiūri mano gyvenimą ir aš tvirtai laikausi tavyje. Tai reiškia, jeigu aš tikiu ir pasitikiu viešpačiu, aš ne tai, kad mąstau, bet aš mąstau, pasilieka tai mano protė, dedasi į širdį ir širdyje, iš širdies kalbu ir tai veikia ir tai daro įtaką mano gyvenimui. Kai aš kalbu tikėdama visiškų įsitikinimų, būtent apie tokį tikėjimą kalba raštas ir apie tokį tikėjimą ir proto įtaką kalba kvantinės fizikos mokslų daktarė Caroline Leaf, kurios knygą ypač rekomenduoju, galvok, mokykis, būk sėkmingas, susisiekite telefonu, aš jums ją išsiųsiu. Būtent šita knyga, kaip ir šventas raštas, visam gyvenimui, ne šiaip perskaityti ir pasidėti į stalčių, bet nuolat studijuoti, kad galėtume įsitvirtinti būtent proto atnaujinime. Kaip man atnaujinti protą? Nes būtent Dievas sako, nesusitaikyk su šitu pasauliu, bet pasikeisk atnaujindamas protą Dievo žodžiu. Ir žinot, Senajam testamente žydų tauta negalėjo įeiti į pažadėtą žemę vien kodėl? Todėl, kad jie, rusiškas žodis yra geras, roptali. Jie visada, kaip čia pasakyti, buvo nepatenkinti, skundės. Jie nežiūrėjo į Dievą visagalį, kad Dievas juos išvedė, tai ir tą padarė, bet jie žiūrėjo į aplinkybės. Kaip yra blogai, kad yra karšta, kad nėra ten česnakų, kad nėra dar kažko. Ir nesidžiaugė tuo, kad Dievas yra su jais. Suprantat, tai yra koks pavyzdys ir bendrai visas šventas raštas yra vien pavyzdžiai, kaip tikėjimu žmonės gyveno ir turėjo rezultatą ir tie, kurie negyveno tikėjimu, kaip pražuvo, kaip žydų tauta, kuri nepasitikėjo viešpačiu ir dėl to 40 metų turėjo vaikščioti dykumoj, kol išmirė. Nes Dievui būtent su neatnaujintų protu ir tie žmonės, kurių mintis yra, kaip čia pasakyti, priešo teritorijoje, priešo įtakoje, viešpats niekaip negali veikti tokių žmonių gyvenime. Todėl mokysimės toliau ir aiškinsimės, kaip kiekvieną mintį, kuri ne iš viešpatės, paimti į nelaisvę. Iki kito susitikimo.